Sveiki! Šiandien sveikinuosi su nuostabia, gyvybinga moterim, kuri tiesiog tryšta kūrybiškumu ir labai džiaugiuosi, kad jinai sutiko būti konferencijos pranešėja. Tad Ilona, labai prašau tavęs trumpai prisistatyti, kas tu esi. Inga, kad tu viską jau tiesiog ir pasakei, tas, kas yra svarbiausia. Tai va būtent esu kūrybininkė ir tas mano judėjimas, mano gyvenimas visas susijęs su kūryba, su idėjomis, su įdomiais dalykais, tie, kurie pirmiausia, man pačiai davė daug atsakymų, nes žinau, ką aš pagalvoju vieną dieną, kad kažkaip keista. Viskas pasaulyje turi savo instrukcijas, o mes, kai gimstame, nėra tos instrukcijos. Jos rašo, tiesa. Iš tikrųjų, kur rasti tą instrukciją. Ir aš iš tikrųjų visą gyvenimą kapstausi, ieškodama tos instrukcijos, kaip iš tikrųjų paprasčiau gyventi, kaip lengviau gyventi, kaip su didesnė energija jos daugiau turėti ir kaip padaryti daug smagių dalykų. O žinoma, kai tai sužinau, tai man iš karto pirmiausia pritaikyti savo, o kai jau pritaikau savo, tai visada ta mintis, o kaip padaryti taip, kad jau nuo mažų dienų vaikai galėtų tai pritaikyti ir naudoti savo gyvenime. Nes buvo tokia vieną kartą mintis šovusi, galvoju, bet tai kaip taip yra? Jeigu aš maža būčiau tai mokėjus, tai kiek būčiau sutaupęs gyvenimo energijos? Tai visas mano gyvenimas yra apie tai. Taip, tikrai ir tavo produktai, tikrai turime jų nemažai, nuostabus, iš širdies ir tokie iš tikrųjų ypatingi. Tai gerai, Ilona, o ką tu mums papasakosi apie konferencijoje, apie ką bus tavo pranešimas? Pranešimas bus labai smagus, aš pati jau labai laukiu, nes esu dabar holistinės medicinos kelyje. Aišku, aš nesu nei gydytoja, nei kažkokia ten atstovė tos holizmo medicinos, bet aš esu žmogus, kuris išmoko, surado, atrado EFT praktiką. EFT tai Emotion Freedom Technique, iš tikrųjų pasaulyje be galo paplitusi, be galo naudojama. Jeigu įsivesti YouTube, tai pilna YouTube'e, kaip žmonės naudoja EFT praktiką ir kaip ją pritaiko vaikų ugdyme. Ir aš pradėjau, aišku, pirmiausia dėl savęs, išmokau, galvoju, instrukcija, radau instrukciją, 9 taškų sistema, nes tie 9 taškai yra skirti mūsų emocijom paleisti. Mūsų kūnas, visi nepaslaptis, visi žinom kino mediciną, visi žinom akupunktūrą, visi žinom, kad tai yra pagalba mūsų kūnui sergant, kada jis serga įvairūs organai, bet aš sužinojau ir atradau būtent tai, kad yra duoti mums taškai skirti emocijų pertekliui paleisti, su ko mes visi dabar ir susidurėm, su būtent emocijų perteklium. Ir kai neišvalai savo energetinio kūno, nes mes tokį turime energetinį kūną, kuris būtent ir pasireiškia per tuos taškus, tai ką mes norim, tą galim daryti, viskas stringa, viskas stoja, viskas nepraeina, kažkas atrodo, viskas kaip ir gerai, bet kažkas tai stringa ir nejuda tie projektai, tos mintis, arba vaikams nesiseka mokytis. Tai kai aš sužinojau apie tos taškus, galvoju, instrukcija, kaip iš tikrųjų išjudėti priekį, ir kai įvaldžiau šitą praktiką, mokymą esu vedusi tą temą, ir dabar vyksta seminarai mokyklose, pas pedagogus važinėjusi ir su žmonėm dalinuosi. Ir iš karto man mintis, kaip jau ir sakiau, kaip tai padaryti, kad vaikai tai suprastų, nes nepasakos vaikams holistinė medicina, taip toliau ir taip toliau. Taip, bet jiems paprasčiau. Jo, visiškai per pasakas. Tai būtent apie tos taškus, apie tas pasakas, apie patį žaislą, kaip tuo naudotis. Ir būtent visam tam mums, kaip žinome, reikia ramios vietos. Ramios vietos, kur galėtume nurimti, kur galėtume pasinerti savo pojūčių pasaulį, kur galėtume susidraugauti patys su savim ir padėti sau sveikti, padėti sau nusiprausti emociškai, emocinį dušą tokį turėti per šitos taškus, per šitą tuksenimą. Tai apie tai bus mano paskaita ir būtent pasidalinsiu 3 praktikomis, kaip tuksenti ir kaip tai padaryti žaismingai. Ir visi, kas ateis į seminarą, kas susitiks, su kuo susitiksim konferencijoje, iš karto grįžę namo galės pritaikyti tai savo darbuose, nes pasidalinsiu nuorodomis į video, kur yra pačios praktikos ir kaip jas galima naudoti jau žaidimais paverstos su vaikais. Nuostabu, Ilona, tai paprastai tariant, tu duosi įrankį pedagogui,
ką jis gali nuveikti su vaikais sensoriniam kambaryje, taip? Instrukcija, Ta baigtai visa instrukcija, kurios tu aiškinti. taip ieškojai, supaprastinta, kuri tinka vaikam ir kurią iškart paėmus galima taikyti, taip? Taip, būtent. Labai, labai, labai to džiaugiuosi. Nuostabu, tikrai didelis indėlis bus, tai labai laukiam tavo pranešimo, iki susimatymo jau kada? Balandžio 12 dieną konferencijoje sensorinių įspūdžių poreikis ir galia ugdymui. Labai labai laukiam visų jūsų. Ir aš labai laukiu ir kviečiu atvykti. Iki. Iki.